tvirtai stovi ant kojų ir kūrė pats savo gyvenimą. Jeigu mes būsime priklausomi nuo kitų žmonių, nuo kitų kažkokių tai situacijų ir panašiai, ar mes būsime, kad atkreiptum dėmesį į tą norą padėti. Nereikia pulti visiems padėti, o būtent reikia klausyti save, savo viduje, kam norisi padėti, o kam nesidoramavo mus, kad reikia daryti, reikia būti geram. Reikia būti geram. Kas yra gėris, o kas yra blogis? Ar kiekvienas gėris yra geras, ar kiekvienas blogis yra blogis? Man gaila jo, gailestingumas. Gailestingumas tai yra didelis dalykas. Šitas šiaip mus mokino būti gailestingam. Mes gailim, o dabar žiūrėkit situaciją. Mes pagailim, vienas pagaili, antras pagaili, trečias pagaili, duoda tam tikrą pinigėlį, jis po to nueina ir prisigeria eilinį kartą ir jam nieko nereikia daryti, vėl ateina prie bažnyčios, vėl paduoda ir jis taip gyvena. Dabar pažiūrėkite, jeigu neduotum jam tų pinigėlių, jam reikėtų gyventi. Tai gal žiauriai skambės, bet jam reikėtų gyventi bažnyčios. Bet jis nusprendęs tas žmogus, kad viskas, jis keičia savo gyvenimą, jis nori gyventi, bet jam reikia tam tikrą sumą pinigų, kad nupirkti kažkokią ten drabužį, kad įsidarbinti į darbą ir jis sėdi su tokia nuostata, viduje su tokia nuostata. Ir tada jam reikia padėti. O kaip tą suprasti? Tu nesuprasi, nes jis nekalbės, jis tiesiog sėdės ir prašys pinigėlį. Ir vėl tas jausmas. Ir tas jausmas atsiranda. Tas noras atsiranda būtent tuo metu, jeigu reikia tam žmogui iš tikrųjų padėti. O tam žmogui padėti galima tik tai tada, kada jis pats norės savo padėti. Ir tai yra vėl, iš to, ką aš jums pasakiau, laimingas žmogus tai yra tas, kuris tvirtai stovi ant kojų ir kūrė savo gyvenimą. Jis turi norėti, jis neturi norėti paramos iš kitų, kad kiti įtemptų, kad kiti kažkur tai trauktų, kad kiti finansiškai padėtų. Jis turi norėti pats atsistoti ant kojų, nes viskas gali būti. Jis pridarė kažkokiu tai klaidų, jis pasielgia gal ten kažką blogai ir kažkas tai išmuštas yra iš vėžių, iš vis gyvenime, bet jis nori, visą tą suprato ir panašiai, bet jis turi norėti viduje tą norą pats eiti, nebūti priklausomas nuo kitų, nebūti priklausomas nuo žmonių, kurie paduoda jam tą pinigėlį, jis turi kažką gerą kitiem padaryti, už tai gauti atlygį ir tai yra normaliai. Ir tada tokiam žmogui, kuris yra pradžioj, nusmukęs kažkur tai, tada atsiranda pas mus noras tas jausmas toksai padėti. Ir tai iš tikrųjų veikia kuo puikiausiai. Ne kiekvienas gėris būna geras, ne? Ne kiekvienas blogis irgi būna blogas. Tas pats pavyzdys, pavyzdžiui, su tuo vyruku, pavyzdžiui, kuris sėdi prie bažnyčios, jeigu ateitų, jeigu jį pavarytų iš tos vietos, tokį spirgiuką duotum, tiesiog, atsistok, eik, pradėk dirbti, kažką daryti ir panašiai. Nesėdėk čia. Atrodo, žingsnis yra blogas, ne? Bet iš tikrųjų, tas dalykas, jeigu kiekvienas tą darytų, pavyzdžiui, tam, kuriem nereikėjo padėti, kuris nori paramos kitų, jis pradėtų eiti. Atrodo, mes blogai pasielgiam su to vyruku, bet mes pasielgiam tokiu būdu, kad jam būtų gerai. Kad jis tvirtai stovėtų vėl ant kojų, nes jo esybė yra, kad jis išmoktų, sugebėtų kažką daryti, kažką naudingo daryti, kurti, tobulinti savęs ir panašiai, o ne būti priklausomas nuo kitų. Tai tas ir klausimas, kas yra gėris ir kas yra blogis. Ar mes esam geri, ar mes esam nejausti save, ar blogų, ar gerų. Tiesiog jausti reikia savo vidų, kas tau sako, ar padėti, ar spirgiuką duoti. Ar kažkas tai ten pabūti tuo metu geram, ar pabūti tuo metu blogam. Tai reikia iš tikrųjų klausyti. Bet po to supratau, kad aš per daug gailiu tos žmonės, jos negalima gailėti. Gailestis, kaip jūs sakot, labai puikiai jūs sakot, gailestis primuša žmogų.
daro dar silpnesnį. Yra daug labdaringų įmonių. Šiais laikais yra labai daug labdaringų įmonių. Jie surinkinėja maistą, jie surinkinėja pinigėlius tiem vargšams, kurie vos ten galus su galais suveda. Ir kas tai per paramą? Ką jie padeda? Jie vargšai suvalgo pinigėlius, suvalgo maistą ir vėl lieka vargšais. Ar tai yra realiai parama? Parama realiai tai jeigu tu tą vargšą išmoksi tvirtai stovėti ant kojų ir kurti savo gyvenimą. Taip, mes turim padėti. Aš nesakiau apie tą, kad nereikia padėti. Bet mes turim padėti tik tam, kuris nori pats savo padėti. Taip, tu kažką gavai per galvą, tu turi suvokti, kodėl visų pirma tu gavai per tą galvą. Po to tu turi ne nuleisti rankas ir pasakyti, Jėzau, viskas šakis, aš daugiau nenoriu, nebegaliu ir panašiai, o tu turi norą atrasti viską tą pataisyti, pradėti kitaip, nes tu suvokiai, kad kažkas tu gavai tą per galvą vairas, tu praradai tą vairą, ne? Bet tu dabar nori kitaip ir tada tik tokiu būdu tau galima padėti. Priemonė padėk jam išmokti su tą priemonę elgtis ir taip paleis, kad jis vėl pradėtų eiti pats ir kurti savo gyvenimą, kaip čia jau kartuoju 3 kartą turbūt ar 4 ir dažnai kartuosiu šitą. Taip, ir tai būtų realią parama.